Sveiki gyvi, smagu matyt, nematau aš jūsų karočią, bet nesmė. Smagu, kad žiūrit, palaikot, komentuojat, laikinat, sekat mane Instagrame, net tas smagu yra, tai pasekit ir smagu, kad jūsų vis daugėja, mūsų jau yra virš 100 subscriberių, čia esu visai nustebęs jau karočią per tiek laiko. Aišku, aš kas antrą dieną 10 val. Keliu, tai jeigu jūs esate čia naujas, arba jau žiūrit mane, tai dėkingas, kad paspaudėt, nes aš tiek ir dedu laiko į šios video, bet vis tiek žiūri, tai smagu tas yra, kad kai nedaug dedi, vis tiek žmogus žiūri, tai tada norisi dėti daugiau. Tai kažkada susimsiu daugiau dėti. Gal kontribį atsidarysiu, gal pradėsit remt, tada daugiau dėsi, dabar kol kas darysiu taip. Tai vėl gavau komentarą, tai jūs galite drąsiai irgi komentuoti, sureaguoti į Lil Skaro nebesvaik. Tai jo, žiūrėsim, Lil Skaras pastaruoju metu man kažkaip ne taip kažkaip skamba, pažiūrėsim kaip dabar skambės, gal geriau. Gal kitą dieną kitaip skamba, žinai, skirtinga diena skirtingai. Žodžiu, užtenka kalbėti, šaunam, tiesiai reakcija. Okei, tikiuosi geras klipas. Panašu gerai, jau kol kas patinka klipo startas. Okei. Ne, nu negaliu. Gerai, dar viskas gerai, atsiprašau. Inkščiais ant to byto iš čia. Nebesuik. Viskas bus gerai. Biškai reikia būti išsitreniravus ausis, nes kitaip nesupranti, ką dainuoja. Klipas geras. Meniškas klipas, meniškas. Kitoniška. Čia realiai reiktų lyriksus šalia atsidaryti biškai, kad pagautum. Arba pačioj galėtų rašyti videoklipo, nu nes... Parūkėm za. Okei. Okei, klipas tikrai čia investavo daugiau biškai. Editorius gal geresnis tiesiog. Ir vietos labiau skiriasi. Beveik. Sakė, kad jį bi. Sexual. Ne, visai. Nu toks... Ką žinau? Inkštimas toks karočią, tipo. Nu man taip skamba, tipo. Nu va čia toks stilius. Toks stilius, nieko negali sakyti. Молодец. Молодец. Geras. Geras. Tai Lil Skaras. Mažasis randas. Nebesuik. Nežinau, labai nišinė daina. Nu, jo stilius įdomus, tikrai nežinau. Toks, net nežinau su ko palyginti. Bet tikrai įdomus. Ir aišku klauso žmonės, tai ką darys, aišku klausys. Geras klipas tikrai. Ir gan daina tikrai, iš kurias klausiau, čia mano trečia gal Lil Skaro daina, tai nėra tokia tragedija, bet jo neklausyčiau šiaip, nu, ne mano stiliaus. Tai tiek būtų iš manęs šiandieną, tikiuosi patiko reakcija, arba daina, arba kažkas šitam video patiko, paspauskit laiką. Ir jo susitiksim kitam video, iki greito, viso.